Ein Ende Dezember an der Grenze zwischen Litauen und Belarus festgenommener litauischer Staatsbürger ist in einem belarussischen Gefängnis gestorben. Die litauischen Behörden erfuhren erst nach wiederholten Kontaktversuchen von seinem Tod. Buvo daug kartų prašyta, kreiptasi dėl susitikimo, kadangi jo negavom, parašėm dar vieną notą. Ir kaip atsakymą į šitą notą gavom skambutį iš Baltarusijos institucijų, kad susitikimo organizuoti nepavyks, kadangi Lietuvos pilietis yra miręs. Die litauischen Behörden sind über dieses Vorgehen empört und fordern von ihren belarussischen Amtskollegen umfassende Erklärungen. Šiandien gavom notą iš Baltarusijos užsienio reikalų ministerijos, kurioje yra patvirtinamas Lietuvos piliečio mirties faktas ir data. Tačiau kol kas daugiau jokios kitos informacijos nesam gavę, todėl yra dar kartą paprašyta pateikti visą informaciją apie šito įvykio aplinkybės. Kokios priežastys yra mirties, kodėl taip įvyko, ar jam buvo suteikta medicinė pagalba, kodėl taip ilgai nebuvo leista susitikti konsului su Lietuvos piliečiu. Laut der litauischen Botschafterin würden mehrere litauische Staatsbürger aus unterschiedlichen Gründen in Belarus festgehalten.